Merginos ir vaikinai, noriu padaryti trumpą video apie korejietiškos kompanijos Atomi produkciją. Dažnai klausia, o kokiagi ten produkcija ir ką galima nusipirkti. Tai iš tikrųjų noriu pasakyti, kad produktai korėjiečių kompanijoje Atomi yra kasdienio naudojimo. Suskirstyta yra į grupės. Tai yra kosmetika, maisto papildai, kūnas ir plaukai, taip pat namų apyvokos prekės, kiti bukletai ir kava ar sakykime batai, rūbai. Tai iš tikrųjų mes kiekvieną dieną plauname dantis, naudojam šepetuką, naudojam pastą. Tai va galima nusipirkti ir šepetukų ir pastas. Gal ne kiekvieną dieną, bet kas antrą dieną arba į savaitę kartą plauname plaukus. Tai naudojame šampūną, kondicionierių, plaukam aliejų, naudojame, kaip sakoma, priemonę, kuri iš tikrųjų apsaugo nuo karščio, kas naudoja fenus, žnyplės, taip pat karbono formuoti produktai yra. Kas iš grožio priemonių? Iš grožio priemonių tai pas mus labai puikus yra veido priežiūros rinkinys Absolut Selektyvas, kuris laimėjo vienintelis pasaulyje kosmetikos rinkinys Sero Džonso, kaip sakoma, apdovanojimą. Ir tikrai pateisina savo priemonės, aš pati jį naudoju. Tai, kaip sakoma, aišku, gilių raukšlių, kurios atsirado jau, sakykime, prieš kokį 20 metų, tai tikrai jų nepanaikins. Bet jeigu pradėsit naudoti produktą laiku ir vietoje, taigi efektas visada bus. Be abejo, oda tapo iš tikrųjų švelnesnė, tokia, kaip pasakyti, malonesnė, tokia liktai kaip kūdikio odelė būtų. Tai labai puikus rinkinys ir ne vien tik tai rinkinys, kaip sakoma, veido odos priežiūrai. Taip pat turim probleminį veido odą. Jeigu turite aknę, jeigu turite jautrią veido odą, iš tikrųjų labai yra puikus rinkiniai. Taip pat yra kušonai, dekoratyvinė kosmetika ir nuo saulės apsaugos yra. Taip, kad galima pasirinkti tai, ko jums reikia. Kas liečia iš mūsų maisto papildų, tai pats populiariausias ir perkamiausias Atomi kompanijos parduotuvėje yra Hemakimas, kuris iš tikrųjų valo kraują. Taip pat, kaip sakoma, imuninė sistema stiprina, padeda kovoti su onkologiniam ligom, kaip sakoma, sustiprina, kaip ir sakiau, imunitetą. Tai va, ir daug visokių dar kitokių savybių yra. Turim raudonąjį ženšenį, turim vaikučiam iš tikrųjų ir multivitaminai, ir visokie kitokie vaikams skirti kalcis ir daug kitokių maisto papildų. Be abejo, taip reikia pasižiūrėti patį asortimentą. Kava yra su kazeinu. Tiems, kurie netoleruoja, sakykime, laktozės, dažniausiai žmonės nemėgsta kavos su pienu. Tai ir be to labai patogus yra pakeliai, stikai tokie vadinami. Tai ten yra ir cukrus, ir kava, ir vadinamas tas pienas. Pieno milteliai vadinami. Tai va, tai labai puiku yra, galima pasikoreguoti cukrų, kiek mes norim to cukrus, ar mes iš vis jo nenorim. Taip pat yra ir iš maisto produktų. Ir makaronai, ir sakykime, ir aliejus, ir sojų padažas, ir visokių kitokių dalykų, kurie reikalingi mums kasdienai iš tikrųjų. Rūbai, moteriški, vyriški, palaidinės kelnės, pėdkelnės, liemenukai, apatinis trikotažas, vyram taip pat irgi diržai, batai, kas reikalinga irgi natūralios odos, moterim augalinės odos batai yra. Toliau labai puikus produktai yra virtuviai. Indų ploviklis, kempinėlės, šveistukai, skalbimo priemonės, skystos, milteliai, balinimo priemonės. Iš tikrųjų, asortimentas labai platus ir produktai yra iš natūralių produktų, nėra chemijos. Kaip sakoma,
tai yra mažiau alergizuoja. Ir be abejo visi produktai turi sertifikatus halal, GMP ir visus kitus, kurie reikalingi atitinkantis kokybės standartus sertifikatai. Be abejo, kompanija atidarė pernai metais balandžio mėnesį Europoje parduotuvę, tai kaip sakoma ir dar Vokietijoje. Tai įeiti į Europos rinką ir be abejo Vokietijoje yra gana sudėtinga, tai reikia atitikti labai daug kokybės standartų. Tai kompanija iš tikrųjų, jeigu jau atidarė ofisą Europoje, tai tikrai atitinka visus kokybės standartus ir, kaip sakoma, saugus yra naudojimui. Be abejo, kaip sakoma, reikia produktą patiems pabandyti. Kas vieniem gali tikti, kitiem gali netikti. Kas vienam patinka, tas nepatinka. Registracija, kaip ir esu minėjusi anksčiau kitose video, yra nemokamai mūsų kompanija. Tai galima prisiregistruoti nemokamai, užsisakyti produktą ir pačiam pasibandyti. Jeigu jums patinka, naudojat, perkat. Jeigu jums nepatinka, nebenaudojat per metus laiko, jeigu nepadarysit nei vieno užsakymo, jūs kompanija tiesiog terminuos. Ir viskas. Ir jūs nieko neprarandat. Nereikia jokių pirkti startinių paketų, nereikia kas mėnesį mokėti jokių įnašų už kabinetą, nereikia, kaip sakoma, kaupti taškų ir kitą mėnesį vėl pradėti nuo nulio. Tai va, mums asmeniniai taškai kaupėsi už pirkimus, tol kol mes darysim užsakymus kompanijai ir kol mes būsim kompanijai. Kai jau nieko nebeveiksim, tada ir tie taškai nebesikaups. Bet šiaip iš tikrųjų aš pati kompanija esu jau 4 metai ir naudoju produktus ir iš tikrųjų esu labai patenkinta, nes kiekvienu kartu vis atsiranda vis naujų ir naujų produktų. Tai dabar va, dar tiesa naujiena tokia atsiradus yra agurklio aliejus. Tai yra merginom ir moterim, kurios iš tikrųjų turi problemų su priešmenstruaciniu sindromu. Tai skausmai, nemalonumai. Tai va, aišku, jis nėra vaistas, bet iš tikrųjų gali šiek tiek palengvinti, kaip sakoma, šitą visą procesą, kad visą tai praeitų kuo lengviau. Tai va, ir kiekvienu kartu vis kažkokia naujiena kompanija vis. Tai kosmetikos, tai maisto, tai rūbai, tai dar kažkas. Visada va, kažką tokio naujo. Ir be abejo kompanija taip pat turi sukūrusi platformą, jau kai kuriuose šalyse ji ir veikia, kai kurios šalys jau gali užsisakyti iš tos platformos. Azamolas yra, tai ten panašu kaip AliExpressas, galima užsisakyti daug visokių produktų ir užsidirbti ir gauti taškų už perkamų asmenų produktus. Tai va, tai iš tikrųjų puikia kompanija, puikios. Tiesa, dar net ir uždarbio galimybės galimos, kam įdomu. Tai parašykit man, papasakosiu, kaip mes čia uždirbam. Na, o jeigu iš tikrųjų norėtumėt prisijungti į mano komandos gretas ir naudoti produktą savo šeimai, o gal net kartu ir užsidirbti tuo pačiu, tai parašykit man, kaip sakoma, apkalbėsim viską trumpai ir aiškiai, atsiųsiu informaciją. Be abejo, turim ir lietuviškus katalogus, lietuvių kalba, jeigu kam įdomu, parašykit, atsiųsiu. Taip pat ir turime į nuorodą į elektroninę parduotuvę Europoje. Tai va, jeigu kam aktualu, tai galiu atsiųsti, pasižiūrėsit, kokie produktai, kokios kainos ir taip toliau. Tai gal šiam kartui tiek, na, o kitais kartais truputį papasakosiu dar platesnės informacijos. Tai kam aktualu, ką aš veikiu ir kuo užsiimu. Ir jeigu norėtumėt jūs prisijungti, tai sekit mano TikToką ir, kaip sakoma, bendradarbiaukim kartu, naudojant produktą, užsidirbant pinigus. Tai tam kartu tiek. Gražios dienos visiems.